pareiškimą, kad ruošia nuversti čia mūsų valdžią dabartinę. Todėl aš kaip pilietis, ir man atrodo daugelį kitų, įdomu išgirsti, kodėl jie nori, kodėl jie blogai dirba ir ką jūs atėję galėtumėt padaryti geriau. Kodėl meras čia kaltas, kodėl gal direktorius kaltas, vicemeras, kaip jie visiškai nieko nedaro. Ir tie, kurie čia pretenduoja, matau, ir į mero postą, ir į varžgalio postą, pasakykit, kodėl jūs tą siekit ir ką jūs pakeisite. Nes mes išrinkom jūs. Jūs turite atsiskaityti rinkėjus. Mes išrinkom jūs pasakyti. Jeigu leisite, aš atsakysiu tą klausimą. Vienas dalykas tai yra neperversmas, tai iš tikrųjų tvarkingas administracinis galimas valdžios pakeitimas. Antras, aš pasakysiu tiek, kad aš nelinkęs kritikuoti, linkęs dirbti, tai sakysim, valdžia dirba, bet aš esu įsitikinęs, kad naujoji valdžia dirbti dar geriau ir dirbti produktyviai yra du skirtingi dalykai. Ačiū. Tik gerai, ką jūs padarysite produktyviau? Gerbiamas. Kas bus geriau? Ateis laikas čia parodys. Tai mes norim išdirbti. Jeigu jūs dabar nepasakot, tai mes organizuojam daugį piketą tą dieną, bet aptėsim. Bet aš matau, aš nenoriu, tai už jums laiko tiesiog, aš galiu pradėti bandyti. Tai Minskas gal gali pasakyti. Aš galiu pasakyti, ar jūs klausot, ar galim pasakyti. Aš noriu atsakyti. Ką nėra blogai darė, kad nedarbo metu ten alaus Aš nenoriu sakyti apie blogį, apie istoriją. Aš noriu eiti į priekį. Aš noriu kurti, generuoti gerai. Dirbti per daug ir eikite į priekį. Tai jūs jeigu nenorite klausyti, aš atsiprašau. Aš noriu klausyti, bet patys nepasakai. Ką matyti, diskusija nebus produktyvi. Daugiau klausimų. Paskutinoj, prie 31 anykščių, tenai stovi konteineris.